Sveiki, mažieji mano ir be mano vardas Jurgita. Ir šiandien aš su jumis noriu pakalbėti tokia labai aktualia šių dienų tema - transformacija ir sielos evoliucija. Tai tikriausiai daugeliui yra jau tekę girdėti apie tuos dalykus, kad jie vyksta Žemės planetoje ir man iš tiesų taip jau lėmė likimas. Jau dabar aš esu susipažinusi su tokiu procesu kaip transformacijos ir sielos evoliucija. Todėl čia noriu su jumis dalintis, ką sužinojau šitų transformacijų metu, nes iš tiesų daug tikrai skaičiau, mokiausi, kaip tas transformacijas pergyventi, kaip jas praeiti, kaip tą sielos evoliuciją patirti ir išlikti gyvai, kaip sakant, nes kai ateina laikas patirti tas transformacijas ir sielos evoliuciją, tai nebūna labai lengva ir labai gera iš tiesų. O dabar mes gyvenam tokiu laiku, toks laikas dabar Žemės planetoje yra, kai Žemė pati bunda ir būdina žmonės. Būdina žmonės ir ne visas sielas ji pabudins šiuose įsikūnimuose esančias, nes tiesiog sielos nėra pasirinkusios pabudimo tai šiame įsikūnime, tai todėl labai šitame kelyje svarbu žiūrėti savęs, nežiūrėti kaip aplinkui, kas vyksta, kas ką veikia ir kuo užsiima, bet tiesiog žiūrėti savęs. Tai ta transformacija dabar iš tiesų vyksta ir labai suintensyvėjusi, galbūt net sakyčiau, tam tikrai daliai žmonių, vėlgi ne visiems tikrai gali būti gali pasidaryti ganėtinai sunku, nes aktyvėja Žemės tas pabudimas, tas magnetinis laukas ir Saulės Šumano rezonansas, galbūt teko girdėti apie tokį, kad Saulės blyksniai tokie stiprus, kad kokių dar seniau nėra buvę iš tiesų. Tai irgi patvirtina, kad vyksta procesai Žemėje. Iš tiesų dar labai trumpai noriu pasakyti, kad kodėl čia mes dabar išgyvenam šitą transformaciją ir šitą pabudimą visą, todėl kad tam tiesiog atėjo laikas, nes Žemės planetoje viskas vyksta cikliškai ir žodžiu, dabar jau atėjo laikas, kaip sakant, kad blogi dalykai baigtųsi ir prasidėtų geri dalykai, o tam, kad prasidėtų geri dalykai, tai žmonės turi prisiminti esantis nuostabiomis sielomis ir žmogaus kūne šitam patirti gyvenimą Žemės planetoje atėję. Tai tokią tiesą žmonės atras iš tiesų didelė dalis. Tai toliau apie tas transformacijas, tai noriu pasakyti, kad jos vyksta tokiu būdu, kai galbūt jau ir jums yra tekę, nežinau, net būt susidurti, kad jūs pradedat kažkaip jaustis truputėlį, galbūt nebe taip pat kaip seniau jautėtės, kai galbūt pradeda kilti kažkokie klausimai, kad iš tiesų čia vyksta kažkokie keisti dalykai ir galų gale net ir pažiūrėjus tą plačiąją, tokiu plačiu žvilgsniu, kas pasaulyje vyksta, tai tikrai vyksta nelabai gražus ir nelabai geri, teisingi dalykai. Kaip teisingi, netgi vėlgi negali čia pasakyti teisingi ar neteisingi, tiesiog vyksta negražus dalykai, taip galim pasakyti. Ir žmonės, ir mes jau tą matom ir pastebim. Tai dar apie tą ciklo pabaigą, dar ką noriu irgi vis tiek pridurti, kad prieš prasidedant geriems laikams visgi ateina labai blogas tas laikas ir blogas tas metas, kai blogis
tiesiog įsivešpatauja, bet galų gale blogis pats save sunaikins, nes, žodžiu, kas naikina, tas vis tiek turi būti sunaikintas. Tai, kad viskas vyksta pagreitintų greičiu, tai mes irgi galime matyti per tas pačias technologijas, kad jos labai vystosi greitai ir seniau, kas vykdavo šimtmečius, tai, nežinau, ten galbūt nuo kokių 70 metų pradėjo viskas rutuliotis dešimtmečiais, o dabar jau ir metų bėgyje vyksta labai dideli pokyčiai. Tai va, bet vyksta tie pokyčiai irgi ne tik technologinėme, kaip sakyti, lygyje, mokslinių lygių, irgi, kad atrandami ten ir tie kvantiniai šuoliai įvairūs, ir fizikoje, žodžiu, įvairių ten mokslinių tų tyrimų yra, bet aš šiandien ne apie tai, aš toliau tiesiog apie tą žmogaus būtent esybės, būtybės, sielos tą pabudimą, kai situacijos galbūt pradeda darytis tokios labai nemalonės ir žmogus papuola į tokią erdvę, iš kurios tiesiog norisi galbūt bėgti ir vis dėlto vis tiek yra baisu ir rodos nebegali būti ten, kur esi, bet dar visiškai irgi nėra aišku, į kurią pusę bėgti ir ko imtis ir ką daryti. Tai va, čia tame etape noriu pasakyti, kad yra labai svarbu tiesiog išreikšti ketinimą, kad suvoki žmogus, kad vyksta transformacija ir kad tu nori pakeisti tą savo būseną, kad tu nori pakeisti tą savo mikrovisatą. Tai va, ir ją pakeisti iš tiesų gali kiekvienas žmogus, kuris tik tai to panorės. Taigi, kuris panorės ir nesvarbu, kokią patirtį, sakykime, žmogus gyveno, kokią patirtį patyrė. Ir kas dar labai svarbu šitame etape, kad tikrai labai pasikeičia tiesiog požiūris į dalykus, ten, nežinau, elementarius, į žmonės, į pokalbius, į televizijas, į socialinius tinklus. Žodžiu, tu tarsi nebegali klausytis ir būti ten, kur tu kažkada buvai. Ir pasidaro sunku galbūt kalbėti apie tuos dalykus, apie kuriuos jūs galbūt kažkada labai mielai dalinotės, tokiais kaip savo kažkokiais vargais, bėdom ir aišku, ir kažkokiais džiaugsmais, atostogom kažkokiom nuostabiom ar kažkokiais įsigytais, nežinau, turtais. Tai žodžiu, tokie dalykai pasidaro nebeaktualūs ir tarsi nebeįdomus visai. Tai va, ir nesvarbu, kad tai buvo, kad mes galbūt gyvenom ir niekada net nesusimastydavom galbūt apie tą sielos kažkokį tai buvimą, sielos evoliuciją, galbūt net ir tas tikėjimas toksai buvo tiesiog mumise, kaip ir tas toksai taip vadinamas vaidinamas tikėjimas, kai mes visi švenčiam šventes dėl to, kad visi švenčia ir dėl to, kad tiesiog tai yra gražu, pasipuoši namus ir visa kita, o kiek ten tos prasmės, net ir jeigu imant pagal tikėjimą, pagal religiją, tai tose šventėse iš tiesų labai mažai būdavo. Tai va, tai aš toliau noriu apie tą transformaciją, tai kai prasideda tas noras ir ieškojimas ir kažkoks galbūt, kažkoks skirbėjimas širdies randa, kad kažkas čia ne taip ir kažką reikia daryti. Tai va, ir tada iš tiesų tokiu atveju kyla net ir noras savimi pradėti rūpintis labiau. Tai be jokios abejonės ta sielos evoliucija ir ta transformacija nevyksta ir be kūno transformacijos. Tai be abejonės pradeda norėtis rūpinti savimi, rūpinti savo kūnu ir iš tiesų pasirūpinti savo fiziniu kūnu irgi labai svarbu, nes tam, kad priimti tas energijas, kurios dabar ateina ir iš žemės, ir iš saulės, tai irgi kūnas turi būti stiprus ir sveikas.
O stiprus ir sveikas jis be jokios abejonės gali būti tik tai, jeigu mes jį stiprinsim ir sveikatinsim. Tai čia vėlgi tas pats ir apie mitybą, ir apie sportą, ir beje apie jogą. Tai va, nes joga iš tiesų jinai yra ne tik apie šitą fizinį kūną, apie raumenis, fascijas, sąnarius ir sausgyslės, bet ji yra ir apie energetinius kūnus, visus mūsų labai stiprina, valo ir keičia, ir mūsų energiją viduje. Tai va, tai transformacijos tam kelyje prasideda tokie nuostabus dalykai, kad žmonės pradeda rūpinti savo kūnu ir iš tiesų ir kartu dar labai svarbu šitame etape ir šitame kelyje sielos evoliucijos, tai kad atsiranda poreikis tiesiog gręžtis į save. Tu tada nebegali, tiksliau nebenori ieškoti nusiraminimo kažkokio išorėje, nežinau, kažkur ten, kur daug žmonių susibūrime kažkokiam, tu pradedi suvokti, kad tu tik būdamas vienumoje gali pradėti išgirsti save. Ir iš tiesų, kai pradeda būti galbūt nelabai lengva ir nelabai paprasta tos evoliucijos pradžioje, tai mes galim ieškoti tos pagalbos daug kur iš tiesų. Ir iš tiesų ir mano kelionėje tai viskas ten buvo išbandyta iš tikrųjų, ir įvairius psichiatrai, ir įvairios praktikos, ir retrytus aš dar nebuvau pradėjus važinėti, bet jų irgi visokių ten minčių buvo. Bet, žodžiu, esmė ta, kad čia šiame jau etape dabar žemės visos valymos ir transformacijos iš tiesų nebeveikia seni būdai, kai mes galbūt, nežinau, norėjom, kad kažkokie specialistai, magai, kažkokie ekstrasensai ar reiki specialistai mus, nežinau, kažkaip ten išvalytų iš mintis tas kažkokias praeitį ten mūsų kažkokią atidarytų, uždarytų, ar dar ten kokią ten viesą žino, ką padarytų, bet iš tiesų nebeveikia jokie tie šamaniški burtai ir visa kita. Žmogaus sielos evoliucija yra jo asmeninis reikalas ir be jokių kitų išorinių, nežinau, žmonių veiksnių ji neatsitinka, tik galbūt taip reikalinga informacija ir reikalinga galbūt žmonės, kurie galbūt net ir tokie kaip aš, kurie jau turi kuom pasidalinti ir pasakyti, kad papasakoti, kaip tai iš tiesų, kaip tai veikia ir galbūt net ir palydėti toje kelionėje irgi iš tiesų, kaip viskas vyksta ir padėti, palaikyti. Tai, žodžiu, toliau, ką čia noriu pasakyti, kad žmogus pradeda ieškoti savęs iš tikrųjų. Ir tas ieškojimas vėlgi gaunasi, žmogus pradėdamas būti vienas, ieškodamas savęs, jis, kas atsitinka labai nuostabu, jis suranda ir kūrėją. Arba gali būti atvirkščiai, kai žmogui galbūt labai kažkokie sunkus išbandymai ateina ir žmogus nebežino, kur kreiptis, ko griebtis, ir dažnai žmonės kreipiasi tada į Dievą. Ir jeigu tai yra daroma nuoširdžiai, tai visada ieškant Dievo žmogus atras ir save. Čia tokie du aspektai skirtingi galbūt, bet visada yra taip, kad jeigu tu ieškai savęs, atrandi kūrėją, jeigu tu ieškai Dievo, tai tu surandi save. Čia tokia taisyklė 100%, žodžiu. Tai va, ir ką čia aš dar jums noriu pasakyti apie tai, kaip iš tikrųjų tada
kai pradedi ieškoti būtent savęs ir to kūrėjo, ir to savo sielos, atsiranda dar tokie nuostabūs dalykai, kaip tu pradedi suprasti, kad tu esi pats savo gyvenimo kūrėjas ir iš tiesų ir valdytojas. Ir, žodžiu, tokie dalykai pradeda dėtis keisti, kai aš kaip kažkada irgi pati galvoju, kad, žodžiu, viskas galėtų pasikeisti tik tada, jeigu pasikeistų aplinka, jeigu pasikeistų žmonės ir nežinau, kas juos turėtų pakeisti. Aš taip seniau irgi įsivaizduodavau, kažkaip jie turėtų pasikeisti. Aišku, ir pati norėjau ten keisti kitus žmonės ir visą kitą, bet tai yra be abejo neįmanoma, nes jeigu tu nori keisti kitą žmogų, tai visada reikia paklausti to žmogaus, ar jisai nori keistis. Ir jeigu jisai sako, sorry, bet man ir taip gerai, tai ko ten belaukti ir kam ten begyventi. Žodžiu, su tokiu žmogum, jeigu jisai pats to keisti nenori. Tai va, ir čia aš jau dabar užtęsiau biškutėlį, bet vis tiek dar pabaigai pasakysiu, kad būkit tikri, žinokit, kad esat pakankamai stiprus ir kad jūsų siela, jūsų viduje, jeigu tik jūs ieškosit ryšio su ja ir su kūrėju, jūs visada išves į labai gražų ir nuostabų ir visiškai kitokį gyvenimą. Ir čia Žemės planetoje, kol visa transformacija įvyks, mes jau dabar vis tiek galim gyventi tarsi savo mikrovisatose, tik tai be jokios abejonės čia mes šitoj kelionį patirsim daug transformacijų. Ir transformacijų kelyje mes patirsim daug netekimų. Tai gali ir žmonės išeiti, ir darbai pasikeisti, ir draugai gali pasikeisti. Na, žodžiu, daug dalykų gali pasikeisti ir reikia būti tam pasiruošus. Nes iš tiesų tam, kad ateitų kažkas nauja, tai kažkas sena turi išeiti. Tai va, tai linkiu jums nebijoti, tikėti savo vidinę šviesą ir žinoti, kad iš tiesų transformacija ir sielos evoliucija yra įmanoma visiškai paprastiem eiliniam žmonėm, tokie kaip mes, gyvenantiem šitoj planetoj. Tai šiandien tiek ir iki kitų pasimatymų.